Labas rytas ir vėl trečiasis mūsų Starfish Academy ryto video. Mes tęsime pokalbis apie investavimą, apie verslą, namų verslą, kitokius būdus uždirbti papildomas pajamas, įdarbinti savo pinigus ir siekti tos finansinės nepriklausomybės. Ir prieš keletą video mes pradėjome įžangą į tai, kokie yra tie aktyvų tipai, kur galima būtų įdarbinti savo pinigus, kur galima būtų kažkaip tais gauti pasyvių pajamų ir kitokių būdų uždirbti pajamas. Aš kalbėjau apie 5 tipus, kur galima būtų tai padaryti. Tai buvo vertybiniai popieriai, tai buvo nekilnojamas turtas, tai buvo verslas, taip pat žaliavos bei intelektinė nuosavybė. Ir vakar mes kaip tik kalbėjome apie tai, kad vertybiniai popieriai yra pakankamai didelis toksai miškas to, kur galima investuoti, ir ten daug skirtingų variantų, ir geresnių, ir blogesnių. Ir aš minėjau, kad ko gero turbūt po indėlių banke, kurie, visi suprantame, yra pats nerizikingiausias, bet pats nepelningiausias dalykas. Sekantis variantas yra ko gero investiciniai fondai, kalbant apie rizikos paskirstimą ir pasyvumą arba aktyvumą investuojant, nes investiciniai fondai galima būtų juos priskirti prie tokio pasyvaus investavimo, kadangi jums nereikia analizuoti daug skirtingų akcijų, tačiau jie turi daug savo ir trūkumų. Ir šiandien norėčiau pakalbėti šiek tiek daugiau apie pačius investicinius fondus, kokie jie yra, kokie tie jų trūkumai, kokie jų tam tikri pliusai. Ir jeigu visgi jūs nuspręstumėte, kad investiciniai fondai yra tai, ką jūs norėtumėte investuoti, arba bent jau pasižiūrėti, kokius fondus jūs naudojate, ar gerus ar blogus savo draudimo arba pensijų fondams kaupti, tai keletą tokių patarimų, kaip galėtumėte tai padaryti. Tai fondai investiciniai, kaip jau ir minėjau, yra iš esmės rinkinys tam tikrų akcijų, obligacijų arba mišinys akcijų, obligacijų. Taip pat gali būti pinigų rinkos fondai, kai yra investuojama į tam tikrų valiutų poras. Ir visą tą rinkinį valdo fondų valdytojai. Tam tikra prasme lyg ir profesionalus turėtų būti fondų valdytojai. Bėda su fondais yra tai, kad iš tiesų didžioji dalis fondų visą laiką pralaimi rinkai, nors visi fondų valdytojai stengiasi vienaip arba kitaip padaryti taip, kad uždirbtų daugiau negu rinka. Ir kūriamos visokios strategijos sudėtingos, kaip tai padaryti, kaip tą riziką paskirstyti, bet statistika sako, kad didžioji dalis fondų valdytojų ilguoju laikotarpiu žiūrint, nežiūrint to, kad gal 1 metus jie kažkokius ten gali ir laimėti, kitus pralaimėti, jie rinkai pralaimi. Todėl iš tiesų, ar verta investuoti į fondus, verta susimastyti, mato tai, kad jie bet kuriuo atveju ilguoju laikotarpiu pralaimės. Iš kitos pusės, kai aš jau kalbėjau, kad fondai yra turintys didžiausius mokesčius, valdymo mokesčius, pardavimo mokesčius ir visus kitus dalykus, lyginant su kitais investavimo instrumentais. Tačiau tai nereiškia, kad tenais negalima uždirbti, jeigu suvokite, kaip tai veikia ir šiek tiek aktyviau tais fondus valdote arba bent jau pasirinkate fondus, kurie turėtų didesnį potencialą laimėti prieš kitus fondus tam tikrų laikotarpių ir po to keičiate tos fondus. Tai kaip tai padaryti, šiek tiek jums ir papasakosiu, nes dažniausiai, kai jūs renkatės, pavyzdžiui, tarkime, to paties draudimo fondus investicinius ar ten pensijų fondus arba netgi tiesiogiai fondus investuojate, ko gero, jeigu paklausčiau, kaip tai darote, negalėtumėte atsakyti. Gal paklausite nuomonės draudimo konsultanto arba ten finansų konsultanto banke ir kurios fondus jie rekomenduoja, į tuos kažkaip pasižiūrėję, biškių aprašymus bandote investuoti. Tai pirmas dalykas, iš tiesų, į ką verta atkreipti, tai yra tai, kaip investuoja fondas, nes jeigu pasidomėtumėte šiek tiek detaliau, kiekvienas fondas turi savo interneto svetainę arba bendrą fondų valdytojų interneto svetainę, kur yra aprašoma, kaip tie fondai yra valdomi. Ir ten yra skirtingos strategijos, ten parašoma, ką fondas sudaro, tai yra kokie aktyvai yra į tą fondą įtraukti, kokių įmonių akcijos, kokių šalių akcijos, koks pasiskirstimas procentais yra. Tuomet jūs matote, ar tas fondas labai sukoncentruotas, tarkim, į vieną kažkokią tais sritį, sakykime, ten galbūt kokias nors farmacijos įmonės turi didelę dalį fonde, būtent tos įmonės. Ar jisai labiau paskirstytas per, tarkim, farmaciją, informacinės technologijas ir kitokius dalykus. Lygiai taip pat ten aprašoma ir strategija, kaip fondas investuoja. Ar jisai labiau investuoja siekdamas didesnio augimo, ar jisai investuoja siekdamas išsaugoti vertę to fondo.
ir atitinkamai to irgi priklauso ir to fondo galimybė uždirbti arba prarasti tos pinigus. Bet iš esmės, kaip ir minėjau, vienas iš tokių protingesnių sprendimų yra dalį bent jau savo investicijų, jeigu jūs kalbate apie fondą ir investavimus investicinius fondus, yra skirti į vadinamą indekso fondą, kas reiškia, kad tų fondų valdytojai iš esmės jie bando atkartoti vieną ar kitą pasirinktą rinkos indeksą, kaip pavyzdžiui galbūt tai būtų Amerikos indeksas, Dow Jonesas ar koks Nasdaqas ar panašus dalykai. Ir tai reiškia, kad tikėtina, kad jie uždirbs arba praras panašiai kaip rinka. Kai kurie bando labiau varijuoti, kai kurie bando visgi ten kažkokias modifikacijas padaryti, bet bent jau akcijos ar ten obligacijos ar kiti investiciniai instrumentai, kurie sudaro tą fondą, yra tokie patys, kaip sudaro jų pasirinktą atkartoti indeksą. Tai vienas iš dalykų ir beje jų mokesčių irgi taip pat yra gerokai mažesni, kadangi jeigu jūs investuojate į tokį fondą, tai jie nedaro labai daug operacijų per metus pirkimo, pardavimo ir tai reiškia, kad jiems nereikia irgi turėti didelių valdymo kaštų ir tie valdymo kaštai tokių fondų yra gerokai mažesni lyginant su fondais, kurie yra aktyviai valdomi. Aktyviai valdomas fondas, tai reiškia, kad jų fondų valdytojai stengiasi aktyviau pirkti, parduoti tą fondą sudarančias akcijas arba obligacijas ar kitus instrumentus tam, kad, kaip ir minėjau, aplenkti rinką. Tačiau yra tokia netgi istorija juokinga, kad viename iš simpoziumų susirinko visi fondų valdytojai ir jie buvo paprašyti prognozuoti, kokios akcijos, kada turės geriausią rezultatą per ateinančius 5 metus. Ir jie pasirinko kiekvienas savo kažkokią rinkinį akcijų, obligacijų, kitų investicinių vertybinių popierių instrumentų. Ir tuomet buvo pakviesta, tiksliau atvesta beždžionė, kuri atsitiktiniu būdu tiesiog sumėtė strėlytes, tokiu būdu tarytum irgi pasirinkdama vienokias ar kitokias akcijas. Ir po 5 metų tos beždžionės portfelis aplenkė didžiąją dalį fondų valdytojų portfelių. Taigi, kaip matote, netgi atsitiktinis pasirinkimas gali būti netoks jau prastas. Kai aš pradėjau investuoti, aš irgi pradėjau nuo investicinių fondų, nes iš tiesų galvojau, kad tai yra tas instrumentas, kurį gali duoti ilguoju laikotarpiu man didžiausią grąžą. Pasirodo, kad iš tiesų, kaip ir minėjau, tai yra instrumentas, kuris sukurtas yra žmonėms, kurie tiesiog nenori šiek tiek giliau pasigilinti į investavimo instrumentus. Aš nesakau, kad tai yra blogas variantas, bet jisai tiesiog turi savo kainą ir viena iš tų kainų yra būtent fondų valdytojų gebėjimai, kadangi jūs tokiu būdu kaip ir pasitikite fondų valdytojus, kurie turėtų būti žinantis daugiau negu jūs, bet dažnai tos jų sudėtingos strategijos, kurias jie naudoja, tikrai nebūtinai turi būti efektyvios ir aplenkiančios rinką. Mes apie tai irgi kalbame kurse kapitalo kūrimo paslaptys, tai jeigu norėtumėte daugiau sužinoti apie fondų valdymą, apie bendrai investavimą, vertybinius popierius ir investicinius fondus, tame tarpe, kaip pasirinkti geriau draudimo kompanijas, tai kapitalopaslaptys.lt, galite pasidomėti to kursu, ten kaip tik dabar jo įrašai yra parduodami. Bet jeigu kalbėti bendrai, apie kokie parametrai apart tos strategijos, apart sudėties akcijų turėtų būti jums aktualios. Yra 3 tokie, galima sakyti, parametrai, kuriuos labai retai kada žmonės kreipia dėmesį rinkdamiesi fondus. Tai jeigu visgi po mano kalbos, suvokdami, kad fondai turi didelius trūkumus, tokius kaip didelius mokesčius, tokius kaip fondų valdytojo kompetencijos galimybių, visa tas rizika ir lygiai taip pat tai, kad didelį dalis fondų visgi pralaimi rinkai, jūs visgi nuspręsite į ten investuoti, tai tuomet tie dalykai gali jums padėti. Beje, vienas iš pliusų fondų yra tai, kad su pakankamai nedidelė pinigų suma jūs galite iš karto įsigyti pakankamai didelį ratą akcijų arba obligacijų, į kuriuos investuoja fondas. Jeigu jūs pamėgintumėte supirkti juos atskirai, tai ko gero su nedidelė suma, ta pačia 50 eurų ar ten 100 eurų suma, jūs nesugebėtumėte įsigyti visų tų akcijų vienetų. Tai kokiegi tie tuomet kriterijai? Pirmas iš tų kriterijų yra vadinamasis Šarpo rodiklis. Deja, ne visi fondai jį taip lengvai viešai skelbia, reikia kartais biškai pasiknaisyti arba netgi galbūt pasiklausti tos fondų siūlančių žmonių, bet kas yra tas Šarpo rodiklis? Iš esmės tai yra rodiklis, kuris parodo, kaip efektyviai yra valdomas fondas, lyginant su kažkokiu nerizikingu rodikliu, kaip pavyzdžiui indėlių banke. Kaip mes minėjom, tai yra nerizikingas rodiklis, įvertinant tai, kad jisai, tarkim, duotų kažkokius ten 2 procentus ar 3 procentus per metus, tai kaip efektyviai su juo lyginant yra valdomas fondas. Jeigu Šarpo rodiklis yra teigiamas, reiškia, kad fondas valdomas efektyviau negu nerizikingas
tas indėlis, su kuriuo yra lyginama, jeigu neigiamas, reiškia, kad jisai valdomas ne taip efektyviai. Antras rodiklis, kurį verta atkreipti dėmesį, yra alfa koeficientas, arba kitaip tariant, jisai parodo, kiek fondas aplenkia su juo susijęta lyginamą indeksą. Pavyzdžiui, kiekvienas fondas bando, kaip ir minėjau, aplenkti kažkokią tais rinką, kažkokią tais indeksą ir, tarkime, jisai yra, sakykime, šiaurės šalių koks nors investicinis fondas, investuojantis į šiaurės šalių įmonės, ten Švedija, Danija, Norvegija ir taip toliau. Ir jisai bando aplenkti, pavyzdžiui, šiaurės šalių įmonių akcijų indeksą. Jeigu jisai aplenkia tą indeksą, atitinkama alfa koeficientas irgi bus didesnis. Jeigu jisai neaplenkia, jisai bus mažesnis už vienetą. Nes tai yra santykis, kiek aplenkia, sakykime, su indeksu lyginant. Ir taip pat yra toksai vadinamasis beta koeficientas, kuris parodo, kiek fondo valdytojai rizikuoja mėgindami aplenkti tą indeksą arba mėgindami uždirbti daugiau. Tai atitinkamai vėlgi, jeigu jis yra didesnis už vienetą, jie rizikuoja daugiau, jeigu mažesnis, jie rizikuoja mažiau. Šitie trys parametrai kartu lygiai taip pat su bendru, aišku, pajamingumu fondo, jie gali padėti jums atsirinkti juos kokybiškiau. Tik vertėtų žiūrėti į tuos rodiklius, kad jie būtų ne mažiau negu už 3 metus paskutinius. Bendrai paėmus, sakykime, netgi 5 metų fondas, jisai turėtų būti jūsų akiratyje labiau dėmesį traukiantis negu tie, kurie tik šiais metais atsirado ir panašiai, nes jūs dar negalite matyti jų ilgesnės istorijos. Na ir aišku, vėlgi, kaip investuoti tuos fondus, ar visą sumą iškart įdėti, ar gabalais dėti ir panašiai, čia yra skirtingos strategijos. Bet bent jau šitie 3 parametrai, jeigu juos atkreipsite dėmesį, kartu dar su tokiu dalyku kaip standartinis nuokrypis kvadratinis, kuris parodo, kiek fondas apskritai sviruot gali į vieną arba į kitą pusę. Pavyzdžiui, jeigu jo nuokrypis yra plus 20, tiksliau 20, tai reiškia, kad jisai gali 20% pakilti, 20% nusileisti. Nu, tose rėmuose plus maždaug gali būti jos svyravimai. Tai va šitie parametrai, kurios tikrai ne kiekvienas žino ir atkreipia dėmesį, gali padėti jums šiek tiek kokybiškiau pasižiūrėti, ar tie fondai, kuriuos esate pasirinkę, gali būti tie, kurie jums uždirbs kažkokią tais grąžą. Bet, kaip ir minėjau, svarbu suvokti, kad iš tiesų fondams visą laiką yra laikas, kada jie pradeda kristi ir kada jie pradeda kilti. Tai jeigu jūs pradėsite investuoti tuo momentu, kai jie jau yra pakilime, ko gero, kaip ir su vertybiniais popieriais, jūs būsite pralaimėjami, jeigu ypač sudėsite visą savo sumą į tą savo pasirinktą vieną arba kitą fondą. Tad ko gero geriau yra dėti periodiškai tam tikrą sumą kiekvieną mėnesį ir tokiu būdu išgauti vidurkio geresnę kainą. Apie šitas strategijas, apie tai, kaip pagal tuos parametrus jūs galite pasirinkti fondus geriau ir apie taip pat strategijas, kaip į akcijas konkrečiai galite investuoti, kapitalopaslaptis.lt tame kurse, kaip ir minėjau, yra. Bet mano asmeniniu įsitikinimu, ko gero, dabar, jeigu kalbėti apie vertybinius popierius, jau nėra geras laikas pradėti investuoti, tačiau išmokti, kaip tai daryti, kaip būtų tinkamas laikas, kodėlgi ne, galbūt ir verta. Tad jeigu vertybiniai popieriai yra tas rytis, į kurią norite gilintis, ir fondai yra tai, ką jūs norite pasirinkti, suvokdami visas jų rizikas ir trūkumus, tuomet šitie parametrai gali būti jums naudingi. Tai buvo Starfish Academy rytas. Mes kalbėjome apie pinigus, kalbėjome apie vertybinius popierius ir investicinius fondus ir aš susimatysiu su jumis rytoj, ko gero ne, bet pirmadienį mes vėl su jumis susimatysime, tai yra savaitgalį mes darysim pertraukėlės, o kas žino, gal rytoj dar pasimatysim, pasižiūrėsim, kaip gausis. Bet kaip minimum darbo dienomis kiekvieną rytą apie 9 valandą ryto mes su jumis kalbėsime toliau apie pasyvias pajamas, apie investavimą ir kaip jūs galite tai panaudoti įdarbindami savo pinigus. Jeigu šis video buvo jums naudingas, pasidalinkite juos su savo draugais, galite pasidalinti Facebook'e, ko gero jiems teks jau pasižiūrėti įrašą, kadangi dabar jau gyvoja transliacija tos į pabaigą. Mes taip pat įdėsime šį video į savo Starfish Academy puslapį, sėkmės pamokų blogą, šį atkartosiu, ir būkite drąsūs, komentuokite, rašykite savo klausimus, kokius turite po šio video, kad mes galėtume taip pat juos aptarti kito video metu. Jeigu kažkokių turėjote klausimų iš to, ką aš papasakojau, mielai rašykite, mielai komentuokite, lygiai taip pat ir tai, kiek tai yra jums naudinga, bus įdomu išgirsti jūsų komentarus. Na, o jeigu norite giliau apskritai gilintis į finansinio raštingumo temas, ateikite į Starfish Academy bendruomenę, ateikite į Starfish Academy gyvus mokymus, kuriuose mes kaip tik ir pradedame nuo bendrųjų dalykų ir einame gilyn tam, kad sukurti didžiausią finansiškai nepriklausomų žmonių bendruomenę Baltijos šalyse, o tuomet jau galbūt ir
pasaulyje. Kviečiu jūs ten ateiti, mes jau turime nemažai žmonių tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje, tiek ir Estijoje, kurie kartu tobulėja, kartu mokosi ir tokiu būdu įgyja tų žinių, kurių pagalba gali įdarbinti savo pinigus ir siekti pasyvių pajamų bei vienokio arba kitokio finansinės nepriklausomybės lygio. Čia buvo Jurijus Tvavas, aš susitiksiu su jumis visiškai netrukus, iki kitų kartų.